Tikrai pritariu Sigitai, labai džiaugiuosi už pas ją dukros rezultatus. Tai tikrai, wow, klausiau ištempus ausis. Tai aš vartoju visus produktus ir mano šeima irgi vartoja visus produktus. Ir dabar išbandėm naują produktą Probio C. Tai su vitaminu C, probiotikais, prebiotikais ir cinku. Tai išbandžiau ir ant savo mažosios, kadangi einam į darželį, o visos mamytės žino, kad kai būna darželį, dažniausiai tik pradėjus eiti, tai būna 2 savaitės pasergi arba paeini į darželį ir savaitę sergi. Tai jau taip yra, nes ten vis tiek būna ir kontaktai dažnesni, ir rankos neplaunamas ir taip toliau. Tai jau antradienį aš ją praeitą savaitę parsivedžiau su sloga didžiausia iš darželio ir kosuliu. Ir tas kosulys jau toks nebuvo gražus ir pradėjau duoti probiotiką. Ir pradėjau duoti jį vakare, iš karto daviau į vandenuką, atskiedžiau pusę paketėlio, kadangi jisai visas yra suaugusiam, o vaikam jau normuoji, žiūri pagal vaiką. Tai mano mažoji mažesnė, tai aš jai mažiau, pusę paketėlio, taip tokio į vandenuką ir žinokite, labai tvarkingai, labai gerai išgėrė. Visus produktus vaikai tikrai labai skaniai šitus geria. Man tas labai patinka, nes tikrai įkišt kokį žuvų tauką ar dar ką nors yra darbo. Yra reikalų. Taip, yra reikalų. Tai, žinokit, pradėjau vakare duoti ir pradėjau rytą duoti. Ir taip kelias dienas ir jau mes iki penktadienio realiai pasilikom tik su minimaliu kosuliu. Ir visiškai mums sloga pradingo. Ir nes žinau savo mažąją, kad jau jeigu tai prasideda, tai bus tikrai savaitė arba 2 sirgimo. Ir tas sirgimas dar reikia žiūrėti, kad visą laiką duodavau Sunrise po truputį, bet tiesiog būdavo greičiau prasergama, bet vis tiek, taip užsitemdavo. O būtent probiotikas jisai sutraukia labai tai. Labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų labai rekomenduoju visiems. Tiek tie, kurie sako, oi, aš tai nesergu, valgau daug česnako, bet žinokit, šitas produktas tai yra labai unikalus ir labai efektyvus. Ir tas labai greit pasijaučia. Sakau, aš ant mažosios išbandžiau ir dabar jau mes visi jį geriame. Tiesiog ir profilaktiškai, o ypač kas suserga, tai labai greit pajaučia jo efektą. Tikrai taip. Labai ačiū tau, mieloji, labai ačiū. O kaip tavo sūnus, sakei, pradėjo gerti Kologardą, ne? Taip, mano sūnus pradėjo gerti Kologardą, kadangi jam, pas mane jisai yra sportininkas, sportuojantis ir jam labai didelės problemos prasidėjo su kelieniais. Jis pas mane yra aukštas, kas metus auga apie 10 cm. Ir gydytojai tą skausmą kelienių visada nurašydavo ant greitai augančio ūgio. Tiesiog, kad greit vaikas auga ir čia dėl to skauda kelienius, dėl to skauda viską. Mes nuėjom pas naturopatą, tokį gydytoją, kuris pagal taškus pasižiūrėjo ir nustatė, kad pas jį žarnyne vis dėlto yra kirminų ir reikia įsivalyti. Tai mes pradėjom valytis ir pradėjom tvarkingai gerti sąžiningai, nežinot, kai būna su vaikais, tai vieną dieną gersiu, tai kitą negersiu tą produktą ir taip toliau. Tai pradėjom sąžiningai, tvarkingai gerti tą produktą, nes pasirodo, kad parazitai, kirminai, gydytojas pats patvirtino, kad gali būti ne tik žarnyne, bet jisai ypač prisitvirtina ir ant sąnarių, žmonėm, kuriems skauda kelienius, kuriem yra problemos, suka viską. Tai sako, dažniausiai būna nesuka, neskauda, o tiesiog tie parazitai būna prisitvirtinę ir reikia gerai įsivalyti savo žarnyną. Žarnynas yra viso ko pagrindas, pasakė. Turėsim švarų žarnyną, mums nieko neskaudės. Ir žinokit, po to apsilankimo pas tą gydytoją mes pradėjom valyti su Kologardu ir mano vaikas jau, mes nuvažiavom pas gydytoją penktadienį, pradėjom Kologardą tvarkingai gerti ir žinokit, antradienį jis išėjo į varžybas ir jam jau nebeskaudėjo kelienių. Tai tvarkingai geria ir dabar, prasidėjo bėrimai, tiesiog prasidėjo valymas. Aiškinu tai vaikui, nes irgi kaip didžioji dalis mūsų žmonių įsigąsta tokių dalykų, nes jeigu mūsų organizmas yra užterštas, tai per kur jam reikia išmesti viską, kas yra negera. Tai dažniausiai eina per odą, kitiem eina per prakaitą, kitiem eina per šlapimą, per išmatas ir taip toliau. Tai mano sūnui išėjo per odą bėrimai, tai kol kas jie dar nepranyko. Kaip sakau, turėti tikslą
ko tu nori pasiekti savo sveikatoje, kokios tu nori savijautos ir tiesiog duoti laiko. Tai nėra vaistai, kurie tiesiog nugesins jūsų simptomą organizmo siunčiamą, būna kartais net iškelia, paaštrina tą problemą ir reikia išgirsti savo organizmą, kad jeigu paaštrėjo, vadinasi, čia ir yra pati bėda, vadinasi, čia reikia spręsti man, palaukti, pakentėti, žiūrėti, kas bus toliau, o nemesti arba sakyti, man netinka ir taip toliau. Nes tikrai savo darbą jie atlieka iki galo ir ypač turint kantrybės ir ilgesnį laiką pavartojus, tai sveikata gali atsistatyti tikrai iki labai geros sveikatos ir savijautos savo. Tai va, tai tiek mano Labai komentaras. ačiū, mieloji. Tikrai, tai aš paantrinsiu dar tą patį, pasakysiu, kaip ir Neringutė sako, man irgi pirmiausia pasireiškė bėrimai, kai aš pradėjau gerti ląstelių maistą. Tai žinokit, bet visą laiką, ko gero, tas procesas pasireiškia per žmogaus jautriausią vietą. Man prieš tai buvo šiek tiek tų bėrimų ir aš kai pradėjau vartoti, man buvo paaštrėjo, paskui dingo. Dabar jau aišku nieko nėra, labai džiugiuosi. Tai gerai, tada labai labai ačiū Neringutė. Dabar